Štai tokį nupirkome tortuką bananinį. Šiandien tėčio diena, mes jau jį iš pat ryto pasveikiname, 7 ryto jį prikėlėm iš lovos ir visi padovanojom dovaną. Rojui padovanojame štai tokius kvepalus mokslo pabaigimo proga. O Elijai štai tokią tašytę. O Alicai štai tokį lūpdažį. Ir Alicai štai tokius daro šortukus. Jis norėjo labai šortukų naujų. Su tėčio diena vyrui buvo padovanojusi saldainius ir žiūrėkite, kokie jie. Kaip jie blizga. Kaip akmenukai. Staiga reikia išeiti ir... Na, o mes atvažiavom į mišką pasižiūrėti žemuogių. Tai va, pažiūrėsim, kiek čia jų surinksim šiandieną, kiek jų yra. Ką čia papasakot jums. Buvau su Rojumi Kaune pas ortodontus. Tai pradėsime ortodontinį gydymą. Daug etapų ir pačiam gale breketai. Mes laukiam autobusą, Elė užkandžiauja. Vyras iš mūsų sodo atvežė bijūnų. Pas mūsų sode tokios spalvos bijūnai ir tokie va šviesus šiemet. O mes išvažiuojame paatostogauti. Ir šiandien buvom su Alica parduotuviai, tai Alicai nupirkome tokį veido kremą. Tai štai tokį dezodorantą, jos jums abi prie jų. Tai draugas šiandien padovanojo štai tokius flamasterius, tušinukus spalvotus, tokį va ledinuką ir va tokį va meškiuką. Na ir dabar mes parodysim, kągi mes atsivežėme. Elė štai tokią vėduoklę. Čia Tėja tokį magnetuką keptuvę su žuvim savo draugui atvežė, nes greitai Tėjos gimtadienis ir draugas vis klausė Tėjos, ką tau padovanoti. Jinai sako, aš nežinau. O jį mokinasi virėja ir draugas vis sako, nu tai aš tau keptuvę tada padovanosiu. Po to čia mano krikštasūniui, jo jau kitą savaitę gimtadienis, tai su pinigėliais tokį va žetoną. Ir čia dar Tėja savo draugui prie tos keptuvės. Čia mano vyrui simbolis toksai, jisai norėjo kažką tokio panašaus, kaip simbolis, kaip laimę neštų, jisai tiki tom varlėm visokiom, kurios pinigus atneša. Tai mes jam nupirkome štai tokią varlytę su pinigėliu. Elija štai tokią apyrankę savo nusipirko ir dar jos apyrankė štai tokia. Čia anūkėliai mes tokį ant kaklo paėmėm. Čia Alicijos apyrankė ant rankos.
Ir Alico štai toks, o žiūrėkit, tušinukas, jėga. Bus mokykloje. Rugsėjai tokia fifačka. Ir čia vyrui toksai pakabutis. Jis neša sėkmę ir mums ten pasakojo, kaip apsaugą taip pat suteikia. Ir dar vyrui štai tokį žiebtuvėlį. Rojus išsirinko tokį šitą, nežinau, kas čia tokio. Kas čia? Aišku. Garsiau pasakyk. Aišku. Na, antistresas kažkoks berods. Čia lauktuvių katinui ir čia katinui lauktuvių ir dar šunim lauktuvių. Ir tie štai tokia va grandinėlė, pasia daug pakabučių. Tai va tokia va grandinėlė.